va, taip ir norisi, kad jeigu žmonės pažintų labiau vieni kitus, neužsisklęstų, daugiau bendrautų, va, taip pamatytų tą pasaulį daug įvairesnį, spalvotesnį, įdomesnį ir visiems tikrai būtų daug smagiau gyventi tame. Na, esu Asta Petrauskienė. Šiuo metu esu projektų vadybininkė Panevėžio autizmo asociacijoje Lietaus vaikai. Panevėžys yra mano gimtasis miestas, aš čia gimiau, užaugau, mokslus baigiau, žodžiu, viską ir mano čia tėtis iš Panevėžio ir aš matau, kaip jis labai keičiasi. Tikrai labai gerąją pusę, labai tikiuosi, kad ir toliau tai bus ir kad tas supratimas netgi apie, pavyzdžiui, autizmą arba kitas negalias, žmonės labiau tuo domėsis, turės daugiau žinių ir kartais net patys inicijuos, pavyzdžiui, kaip, nežinau, kad čia man kažkas pasakojo, kad tiesiog bendruomenė inicijavo, nors neturi jokių, kaip ir neįgalių žmonių bendruomenė, bet inicijavo, kad užpaišyti, pavyzdžiui, juostas tas geltonas, kad perspėti. Tai visiems eina į naudą, ne tik tai žmonėms su negalios vežimėliu, bet ir mamoms su vežimėliais ir taip toliau. Tai prasme, mes darom lyg tai vienam gėrį, bet paskui pažiūrim, kad daugam gėrį padaro. Iš NVO akademijos įvairių modulių, tai aš labai laukiau apie savanorystę ir bendruomenę, nes man kažkaip atrodo labai svarbu telkti tuos žmonės, kad jie dalyvautų. Nesvarbu, kiek jie gali tiek. Gal vienas ateis tiesiog vieną kartą į metus ir kažką padarys. Kitas gal dažnai darys. Bet ir svarbiausia buvo tokia mintis, kaip juos paraginti, kaip prisikviesti. Tai labai įdomu buvo apie bendruomenę, apie savanorystę. Tai tas modelis man buvo tikrai labai įdomus, bet kartu ir davė daug tokių žinių, kad tai yra atskiras sunkus darbas. Neužtenka pakviesti, bet reikia juos ir prižiūrėti, ir motyvuoti, ir stebėti, ir burti, ir įvairiais dalykais užsiimti. O šiaip iš praktinių dalykų, tai gal komunikacija, nes kur labiausiai mes norėjom, tai kurią čia tą kryptį pasirinkti, nes atrodo, viską reikia daryti ir viską norim daryti. Tai reikėjo išsigryninti, kur tavo stiprybės ir kur tu gali daugiausiai daryti. O antra kryptis mūsų projekto yra tai, kad toliau vystyti mūsų vaikų, bet kurie jau perauga jaunuolius, savarankiškumo įgūdžius. Ir ta didžiausia gal tokia jau paauglystėje prasidedanti problema autistiškų vaikų ir jaunuolių yra tame, kad jie labiau užsisklendžia, užsidaro namuose, nes jie pradeda suprasti, kad jiem draugystės sunkiai sekasi užmegzti, jas palaikyti, nes neturi tam tikrų įgūdžių ir gebėjimų įgimtų. Ir ta antra kryptis, kad pabandyti įgyvendinti tą Big Brother, Big Sister programą, arba kaip lietuviškai sakom, didžiojo draugo programą. Tai yra, kad visiškai ne iš mūsų aplinkos ateitų žmogus ir kuris padraugautų su tuo vaiku, kad jis pamatytų didesnį pasaulį, kad jis yra platus, kad yra žmonių, kurie nori su jais draugauti ir kad juos net pamokytų, gal, pavyzdžiui, turi savanorius kokį įdomų hobį, kur kartu galėtų vestis tą vaiką, arba tas vaikas išmokytų savo kažkokių, jie dažnai turi specialų interesą, gal ten kažko labai domisi ir kartu galėtų ten su savanoriu veikti, bet tai jau būtų žmogus visiškai, kaip sakom, ne iš autizmo burbulo.